Laikas knygai. Sveiki, aš Jurgita Ramanauskienė ir Laikas knygai. Šiandien iš knygų lentynos imu dvi visiškai skirtingas knygas, kurios mano manymu galėtų patraukti ir jūsų dėmesį. Pirmoji pasaulinio bestsellerio Mistinė upė autoriaus Deniso Lehaneso Kuždesių sala. Knyga nukelia į 1954-uosius, nuošalioje saloje stovinčią psichiatrijos ligoninę, iš kurios ypatingai saugomos kameros ką tik dingo pavojingais nusikaltimais apkaltinta moteris. Užklupus pragaištingai audrai nelieka ryšio su žemynu, o neįprasta byla dviems ją tirti atvykusiems pareigūnams įgauna dar tamsesnių atspalvių. Kodėl saloje dvigubai daugiau prižiūrėtojų nei pacientų? Kokie paslaptingi eksperimentai vyksta ligoninėje? Kodėl spygliuota viela aptverta švyturys? Tai ko gero, geriausias psichologinis detektyvas, kokį esate skaitę. Du pareigūnai atvykę tirti mistiško Rachelės Solando dingimo netrukus pasijus izoliuoti saloje, kurią nuo žemyno visiškai atskirs didžiausia per 30 mečius audra. Kol vėjas ir vanduo nenuplovė paskutinių Rachelės pėdsakų, jie privalės įminti jos dingimo mįslę ir atskleisti paslaptis, kurią saugo Kuždesių sala. Prieš tapdamas visame pasaulyje pripažintų rašytojų Denisas Lehanesas dirbo su psichiškai neįgaliais vaikais. Padavėjų kavinėse, parkavo automobilius, vairavo limuzinus, pardavinėjo knygas ir krovė traktorius. Vienintelis dalykas, ko jis gailisi neišbandęs, tai turėti savo barą. Lehanesas yra parašęs 7 romanus ir apsakymų rinkinį. Jo rašymo stilius primena puikius Hitchcocko filmus, kur šešėliuota juodai balta aplinka, neįprastas kameros kampas, pritildyta muzika ir svarbiausia, lėtai žingsneliais kuriama įtampa, kuria su niekuo nesulyginama atmosfera keliančią norą karštligiškai versti puslapius ir sužinoti, kas bus toliau. Lehaneso romanas Mistinė upė virto keliais Oskarais apdovanotų filmų, kurį režisavo Clintas Eastwoodas. Naująjį romaną, kurį šiandien laikau savo rankose, šiuo metu su Leonardo DiCaprio ekranizuoja nemažiau garsus kino grandas režisierius Martinas Scorsese. Prieš jūs 400 puslapių paslapties.